Labą dieną, mėly kolegos. Šios dienos tema yra vaikų vaskulitai. Kas tai yra vaskulitas? Vaskulitas tai yra destrukcinis, infiltracinis procesas kraujagyslių ir venų sienelėje, kuris sutrikdo kraujotaką ir pažeidžia kraujagyslės sienelės vientisumą. Kas vaidina svarbiausią vaidmenį vaskulitų išsivystyme? Tai yra imuniniai kompleksai. Jie vaidina labai svarbų vaidmenį, todėl kad jie tvirtinasi prie kraujagyslės sienelės ir sukelia ten uždegimą dažniausiai arba kitus procesus. Tačiau iš tiesų apie patogenezę kol kas iki galo daug ir mes nežinome. Vaskulito klinika gali išsivystyti dėl visų kraujagyslių pažeidimo, tiek arterijų, tiek venų, tiek kapiliarų pažeidimo. Pažeidžiamos įvairaus dydžio kraujagyslės. Uždegiminiuose infiltratuose gali vyrauti polinuklearai, tai yra vadinamas leukocitoklasinis uždegimas, gali būti limfocitai ar eozinofilai. Pažeistos kraujagyslės sienelėje būna arba nekrozė, dėl to pažeidžiamas kraujagyslės sienelės vientisumas, arba granulomas, tai yra sutrikdoma kraujotaka vienoje ar kitoje vietoje. Be to galimi ir perivaskuliniai infiltratai, galimi embolai ir kiti pakitimai. Vaskulitų grupė yra labai didelė. Jie skirstomi taip gana grubiai į pirminius, tai yra pirminė reumatinė liga, ir antrinius, esant kitoms reumatinėms ligoms, tokioms kaip sisteminė raudonoji virkligė, jaunatvinis dermatomiositas, pagaliau skleroderma, arba esant infekcijoms, alerginėms ligoms, onkohematologinėms ligoms. Pažeistų kraujagyslių vieta, dydis ir pažeidimo laipsnis ir pobūdis, tai yra tai, kas lemia pagrindinę patologiją, jo sunkumą. Vaskulito diagnozė dažnai yra iš tiesų sudėtinga, nes tai yra dažnai mėgstamas toks pasakymas, jeigu mes turim kažkokius tai simptomus, nelabai žinome, su kuo tai yra susiję, kad tai yra vaskulitas. Nes simptomai yra nespecifiški gana dažnai ir kartais būna netipiški. Na, kokie bendri tokie bruožai visiems vaskulitams? Kadangi tai yra uždegimas dažniausiai, tai yra karščiavimas, bendras negalavimas, kažkokie tai skausmai vienoje ar kitoje kūno vietoje ir pakitę laboratoriniai rodikliai. Jie gali būti iš tiesų labai pradžioj ne per daug ryškus, tačiau jeigu yra keletas šitų simptomų, mes galime galvoti, kad vis tik tai yra sisteminis uždegimas. Kokie klinikiniai požymiai kartu su laboratoriniais, pakitusiais laboratoriniais rodikliais leidžia mums įtarti vaskulitinį sindromą? Ar pirminė, ar antrinė, ar dėl kitos ligos susijusi, dėl kurio būtina kreiptis, dažniausiai vis tik tai dėl vaskulito kreiptis į vaikų reumatologą. Tai yra tie simptomai, vėlgi tie patys nespecifiniai simptomai, neaiškios kilmės karščiavimas, įvairūs odos bėrimai, kurie susiję su kraujagyslių pažeidimu ir mes mėgstam pavadinimą, kad tai yra vaskulitinis bėrimas, odos bėrimas, kuris gali būti nuo petechijų iki odos išopėjimo. Taip pat gali būti ir centrinės nervų sistemos pažeidimas arba periferinės nervų sistemos pažeidimas. Jie yra gana būdingi vaskulitams taip pat, įvairiems vaskulitams. Taip pat judamojo aparato pažeidimas, vidaus organų pažeidimai. Tačiau pirmasis ženklas, aišku, kada mes pradedame galvoti, kad tai yra vaskulitas, pirmieji ženklai tai yra vis tik tai karščiavimas ir odos bėrimas. Na, iš laboratorinių rodiklių, kurie turėtų būti tokiam išbertam vaikui, kada mes matome arba taip vadinamą palpuojamąją purpurą, arba matom poodinius mazgelius, arba matom besiformuojančias odos opas, pagaliau livedo retikuliaris. Tai baziniai tyrimai yra, aišku, labai vėlgi nespecifiniai, tačiau jie gali suteikti tam tikros informacijos. Tai pirmas dalykas yra kraujo tyrimai, būtent ūmios fazės reaktantų paieška, krešumo rodiklių pokyčiai kažkokie tai, kraujo formulė ir panašiai.
Kadangi daug kraujagyslių yra inkstuose ir vis tik tai daugumos vaskulitų metu mes turime inkstų pažeidimą, tai būtinas tyrimas įtariant vaskulitą, tai yra šlapimo tyrimas, kur mes kreipiam dėmesį, ar nėra leukociturijos, hematūrijos, proteinūrijos. Taip pat, vėlgi, kaip baziniai biocheminiai rodikliai, tai inkstų funkcijos rodikliai, kepenų funkcijos rodikliai, kreatinkinazė, laktadehidrogenazė. Na, o jeigu vis tik tai yra kažkoks neaiškumas ir įtarimas, kad galbūt tai yra vaskulitas susijęs su infekcija, tai yra vis tik tai rutininiai infekcijų skryningai, tiek pasėliai, tiek imunologiniai infekcijų tyrimai. Na ir toks gana dažnai vartojamas pediatrijoje ir gana reikšmingas vis tik tai yra antistreptolizino testas. Imunologiniai testai ir radiologiniai testai jau yra, na, sakykime, galima sakyti, antros eilės tyrimai, įtariant vieną ar kitą vaskulitą. Ir, na, vėlgi tai yra tie dažniausiai naudojami imunologiniai testai, kaip antinukleariniai antikūnai, kaip ekstrahuoti branduolio antikūnai ENA arba antineutrofiliniai antikūnai, kurie iš tiesų gana retai reikalingi mums, arba, sakykime, tokie antikūnai kaip antifosfolipidiniai. Na, be abejo, ir neretai tyriami ir imunoglobulinai, ir komplementas. Na, ir kai kuriais atvejais diferenciacijai reikalingas reumatoidinis faktorius. O radiologiniai tyrimai, tai yra tiek rentgenologinis, tiek ultragarsinis, iš kitos pusės širdies tyrimas, EKG, echokardiografija, kiti ultragarsiniai tyrimai, jie jau pagal pažeidimų pobūdį mums yra reikalingi. Gana informatyvu vis tik tai yra fotografuoti tuos pažeidimus, kuriuos mes matom, juos mes dažniausiai matome odoje arba galūnėse, juos vis tik tai fotografuoti, kad mes galėtume įvertinti tolimesnę ligos eigą. Na, jeigu kalbėsime vis tik tai ir kalbėsime dar toliau apie pirminius vaskulitus, tai yra tuos reumatinius, tikrasias reumatinės ligas, jie bandyti klasifikuoti pagal įvairius požymius, tiek klinikinius, tiek pagal pažeistų kraujagyslių dydį, tiek pagal histopatologinius radinius. Tačiau nuo 2000 metų yra vartojama PRES vaikų vaskulitų klasifikacija ir klasifikavimo sistema yra pagrįsta pažeistų kraujagyslių dydžių ir pakitimais tose kraujagyslėse. Tai yra granulomos ar nėra, tai yra būtent sprendžiama iš biopsinės medžiagos. Ir čia matote vaikų klasifikaciją. Iš esmės, kaip minėjau, klasifikacija pagrįsta pagal tai, kokios kraujagyslės stambios, vidutinio dydžio, smulkios kraujagyslės pažeidžiamos ir ar yra granulomos ar nėra granulomų. Na ir taip pat vis tik tai mes, vaikų reumatologai, negalime atsisakyti kitų vaskulitų, jie jau vis tik tai būtų antriniai vaskulitai, kurie susiję su jungiamojo audinio liga, su galbūt infekcija ar autouždegiminė liga. Jie taip pat yra viena iš vaskulitų grupių vaikams taip pat. Vis tik tai vaikų vaskulitai mes galime sakyti, kad iš vienos pusės pirminiai vaikų vaskulitai iš vienos pusės nėra labai reti. Na, vėlgi, jeigu pasižiūrėsim, tai yra maždaug 20 vaikų 100 tūkstančių iki 18 metų. Na, gana nereti vaikai, vis tik tai vaikai sergantis vaskulitais yra specializuotose vaikų reumatologijos klinikose. Na, o iš pirminių vaikų vaskulitų dažniausiai pasitaiko imunoglobulino A vaskulitas, tai yra Henoch-Schönlein purpura ir Kawasaki liga, kurie atitinkamai sudaro 50 ir 25% visų vaikų vaskulitų, kalbant apie, sakykime, pasaulinę statistiką. Tačiau skirtingose šalyse, skirtingose populiacijose vaskulitų dažnis yra skirtingas ir kai kurios ligos yra dažnesnės, sakykime, Japonijoje, kitos ligos kaip Behčeto liga arba Kawasaki liga yra dažnesni Azijos
ar Viduržemio jūros regiono gyventojų tarpe, nei kitų tautybių vaikams. Reiškia, mes galim daryti tam tikrą prielaidą, kad iki šiol nežinomi kažkokie tai genetiniai faktoriai vis tik tai apsprendžia vaskulitų išsivystymą, ar jie yra, ar jų nėra. Na ir pats dažniausias vaikų vaskulitas ir pats labiausiai mums žinomas ir pažįstamas, tai yra imunoglobulino A vaskulitas. Taip jisai dabar vadinamas, taip yra jisai naujojoje klasifikacijose vaskulitų, tačiau jis anksčiau buvo žinomas kaip Henoch-Schönlein purpura. Taip pat buvo vadinamas anafilaktoidinė purpura, hemoraginių vaskulitų arba purpura reumatika. Įvairių pavadinimų buvo, tačiau dabar nuspręsta šį vaskulitą vadinti būtent IgA vaskulitu. Ir jo dažnis yra gana nemažas, vėlgi tam tikrą prasme galbūt priklauso nuo vaiko gyvenamosios vietos, sakykime apie 20 atvejų 100 000 gyventojų, jeigu mes imsim labai grubiai Lietuvoje, reiškia mes galėtumėm tikėtis apie 60, galbūt 100 IgA vaskulito atvejų Lietuvoje. Tai yra smulkiųjų kraujagyslių vaskulitas, turintis imunoglobulino A imuninius kompleksus, jų depozitus, o klinikoje dažniausiai yra odos, žarnyno ir inkstų pažeidimas bei pakitimai judamajame aparate. Na, etiopatogenezė iki galo neaiški. Iš tiesų, kodėlgi vis tik tai atsiranda tų imuninių kompleksų, kodėl atsiranda tas imuninės kilmės smulkių kraujagyslių vaskulitas. Tačiau viena, kas yra žinoma, kad šiai ligai yra būdingas tam tikras sezoniškumas. Daugiau atvejų diagnozuojama šaltuoju metų laiku. Na ir vis tik tai daugiau nei pusė vaskulito atveju yra susiję su viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis. Pavieniai atvejai kartais yra registruojami susiję su skiepais arba, sakykime, su vabzdžių įgėlimais, nors tai yra pakankamai reta. Histologiškai imunoglobulino A vaskulitas tai yra leukocitoklastinis vaskulitas su IgA depozitais pažeistuose organuose. Reiškia, šitą mes galim pamatyti bioptatuose. Na ir interleukinas 8 gali būti susijęs ir svarbus būtent imunoglobulino etiopatogenezėje, taip pat kaip ir aktyvuoti neutrofilai. Klinika turbūt, manau, kad visiems pediatrams daugiau mažiau yra žinoma, tačiau kai kuriuos dalykus iš tiesų norisi akcentuoti. Na, iš tiesų labai svarbu ir kada mes įtariame IgA vaskulitą, tada, kada mes pamatome purpurinį bėrimą, palpuojamąją purpurą, kuri dažniausiai yra kojų, sėdmenų srityse, bet gali būti matomos ir kitose kūno vietose, sakykime, alkūnių, ausų, netgi veido srityje. Kai kuriais atvejais prieš purpurą būna dilgėlinis bėrimas, kuris tarsi praeina per parą, bet paskui jo vietoje atsiranda palpuojamoji purpura. Na, vėlgi bėrimas ne tik palpuojamoji purpura yra svarbus, bet gali būti ir kraujingos pūslelės, nekroziniai pažeidimai ar gilios kraujosruvos odoje. Viskas priklauso nuo ligos aktyvumo ir ligos sunkumo. Na, čia nuotraukose jūs ir matot įvairius variantus pacientų, kokie gali būti odos pažeidimai. Tai yra ir, sakykime, tai yra ir palpuojamoji purpura gana tipinė, pagaliau pakankamai tipinėse vietose, tai yra sėdmenų sritis, alkūnių gali būti srityje. Tai yra ir palpuojamosios purpuros, ir taip vadinamos vaskulitinės purpuros, jau su odos išopėjimu bėrimas. Taip pat gali būti gana plačios kraujosruvos. Na ir dar vienas dalykas, apie kurį aš vėliau truputėlį pašnekėsiu, tai yra pėdų nugarėlių ir plaštakų nugarėlių edema, kurią matome mažų vaikučių nuotraukose, čia kojų, pėdučių srityje, čia rankytės edema, čia pagaliau matome ir akių edema, apie tai aš tuoj pat dar irgi pašnekėsiu. Kitas labai svarbus požymis IgA vaskulito, tai yra virškinamojo trakto pažeidimo požymiai. Dažniausiai, aišku, tai yra pilvo skausmas,
Tačiau gali būti ir ūmaus pilvo klinika su žarnų nepraeinamumu, žarnų invaginacija, nekrozė ir panašiai. Na, gali būti ir kraujavimas iš virškinamojo trakto, jisai netgi matomas, jeigu yra virškinimo trakto pažeidimas maždaug trečdaliui vaikų. Na, visai neseniai mes gydėme mergytę, kuri ir vėmė krauju netgi. Na, ir šitas požymis gana dažnas yra nuo 50 iki 75% vaikų. Ir tai iš tiesų ir nugąsdina gydytojus ir tėvus. Bet kas yra dar irgi svarbu, kad maždaug 5% vaikų virškinamo trakto pažeidimo požymiai gali atsirasti anksčiau, netgi kelias savaitės anksčiau prieš pasirodant odos bėrimams. Ir kada yra ūmaus pilvo klinika, vis tik tai pavieniai ties atvejai, bet pasirodo pas mus, tai yra vaikai, kuriems buvo ūmaus pilvo klinika, jie atsidūrė chirurginėse klinikose ir buvo atliekama vienokia ar kitokia operacija, neretai jiems išoperuojamas ir apendiksas. Na ir kaip minėjau aš jau apie edemas, tai jos yra priskiriamos prie mažiau įprastų imunoglobulino A vaskulito apraiškų. Tai vis tik tai, kaip minėjau, rankų, kojų, kapšelio, akių, vokų edema. Irgi gana painiojama ir vis tik tai galvojama, kad tai gali būti galbūt kažkoks alerginis komponentas, netgi dėl šitų edemų. Tačiau tai yra vis tik tai imunoglobulino A vaskulito požymis. Na, sunkesniais atvejais galimi ir traukuliai, ir nervų sistemos pažeidimas, psichinės būklės pokyčiai, tačiau jau jie be abejo yra žymiai retesni. Paprastai simptomai trunka apie mėnesį. Tačiau gali būti ir trukmė ilgesnė, su tokiom keliom bangom pažeidimų. Dažniausiai tie pažeidimai yra matomi odoje, tai yra recidyvuoja tarsi odos bėrimas dėl kažkokių tai neaiškių priežasčių. Na, o, sakykime, jeigu mes turime kitą kliniką, tai yra, sakykime, inkstų pažeidimą, tai jisai gali progresuoti. Kitas pažeidimas tai yra būtent artritas. Na, vėl reikia turėti galvoj, kad ir tai rodo praktika, kad neretai vaikams yra diagnozuojami, sakykime, čiurnų artritai, čiurnos narių artritai, tuo metu, kada jiems yra poodinė edema. Ten vystosi gana plačios hemoragijos po tos edemos, bet tai nėra tikrasis artritas. Tikrasis artritas tai yra oligoartritas, kada pažeidžiama nedaug sąnarių, jisai praeina savaime ir nesukelia jokių ilgalaikių pasekmių. Na ir vėl, artritas gali būti pirmasis ligos simptomas ir, sakykime, jeigu vaikas stacionarizuojamas labai greitai atsiradus artrito klinikai, tai hemoraginis bėrimas gali atsirasti žymiai vėliau. Na ir kaip minėjau, yra labai svarbus pažeidimas, tai yra inkstų pažeidimas. Jisai taip pat apie pusę vaikų gali būti ir gali pasireikšti labai nedideliais simptomais, tai yra mikroskopinė hematurija su arba net ir be proteinurijos. Na, apie 5–7% galbūt įvairi statistika yra, kad inkstų pažeidimas atsiranda per pirmąsias 6 savaitės nuo bėrimo atsiradimo, o netgi jeigu jau jisai atsiranda, tai netgi 97% per 6 ligos mėnesius nuo pirmųjų simptomų atsiradimo. Ir tuo metu, kada jau atsiranda inkstų pažeidimo požymiai, žymiai vėliau, gali nebūti kitų prieš tai buvusių ūmioj fazėje ligos pakitimų, kuriuos mes matom kliniškai. Ir iš tiesų tokie pacientai gali jau atvykti su nefritiniu ar nefroziniu sindromu. Na ir pasitaiko pacientų, kuriems po ūmaus IgA vaskulito vis tik tai vystosi inkstų funkcijos nepakankamumas, reikalinga dializė ar inkstų transplantacija. Tiesa, tokie atvejai reti, bet jie yra galimi. IgA vaskulitas diagnozuojamas remiantis klinikiniais kriterijais. Iš esmės, todėl kad laboratorinių rodiklių pokyčiai yra labai menki. Tai gali nedaug padaugėti leukocitų, trombocitų, uždegimo markeriai, vėlgi labai saikingai padidėja.
Ir labai svarbus yra tyrimai, vis tik tai vaikui įtariant fenokšelinen purpurą, vis tik tai atlikti šlapimo tyrimus ir žiūrėti, ar nėra hematūrijos, taip pat pažiūrėti, ar nėra kraujo išmatose. Na, o neaiškiais atvejais mes galime atlikti biopsiją, tiek odos, kuri praktiškai beveik nereikalinga niekada, bet jeigu mes ją atliktumėm, rastumėm IgA depozitus, o esant inkstų pažeidimui, mes ten rasim būtent IgA depozitus kraujagyslėse ir būtent glomerulonefritui būdingus pakitimus. Autoantikūnų imunoglobulino A vaskulito metu nebūna. ANA, ANKA ir kiti, kokie bebūtų tyriami autoantikūnai, jie yra neigiami. Taigi, 2006 metais praktiškai daugumos vaikų vaskulitų buvo publikuoti klasifikaciniai kriterijai, tų, kuriuos galima buvo padaryti, jie buvo konsensuso, specialistų konsensuso būdu nustatyti tie kriterijai, vyko tam tikras projektas vaikų vaskulitų, na ir mes turim dažnesnių vaikų vaskulitų diagnostinius kriterijus, taigi privalomas kriterijus diagnozuojant IgA vaskulitą yra būtent palpuojamąjį purpurą. Tai yra kraujagyslių pažeidimas, kuris yra nesusijęs su trombocitopenija. Ir reikia bent vieno iš 4 papildomų kriterijų, 3 iš kurių tai yra klinikiniai, tai yra pilvo skausmas, sąnarių pažeidimas, inkstų pažeidimo požymis ir leukocitoklastinis vaskulitas arba proliferacinis glomerulonefritas vyraujant IgA depozitams būtent inkstuose. Tai yra inkstų biopsija. Tai yra tokie vaskulito klasifikaciniai kriterijai, nors, kaip aš minėjau, diagnozė paprastai nustatoma kliniškai. Gana nemažai iki šiol kelia diskusijų, kaip gydyti IgA vaskulitą, kas yra efektyviausia, kas gali, taip sakant, svarbiausia apsaugoti nuo inkstų pažeidimo progresavimo. Taigi yra visuotinai sutarta, kad nesunkių IgA vaskulito atvejais skiriamas tik palaikomasis gydymas analgetikais ir nesteroidiniais vaistais nuo uždegimo. Na, vėlgi, gliukokortikoidai, sekantis klausimas, tai yra gliukokortikoidai arba kortikosteroidai, tai vis tik tai vėlgi jų vartojimas iš tikrųjų, sakykime, santykinai nesunkiais atvejais išlieka diskutuotinas, ar jų reikia ar ne, tačiau vis tik tai sunkesniais atvejais ir ypač esant žarnyno pažeidimui, vis tik tai gliukokortikoidai yra reikalingi ir geresni yra tokius rezultatai. Na, o optimali dozė kortikosteroidų ir kiek laiko gydyti iš tikrųjų nėra gerai ištirti, tačiau per trumpas gliukokortikoidų kursas arba spartus dozės mažinimas, yra nutraukimas gydymo, gali sukelti simptomų paūmėjimą. Šitą mes matome praktikoje, kad po kelių dienų išnykus klinikiniams odos dažniausiai pažeidimų požymiams gliukokortikoidai nutraukiam ir mes turim antrą bangą bėrimo. Ir kaip minėjau, vis tik tai kortikosteroidų vartojimas tais lengvais atvejais iš tikrųjų išlieka diskutuotinas. Na, o sunkiais atvejais, o sunkus atvejai yra tie, kada mes turime inkstų pažeidimą, gydymas gali būti kitoks. Na ir vis tik tai, reiškia, vėlgi pasikartosiu, kad gliukokortikoidai nuo IgA vaskulito nefrito išsivystymo praktiškai niekada neišsivysto, jie neapsaugo. Reiškia, profilaktinis gydymas jisai neskiriamas. Na, o jau jeigu yra inkstų pažeidimas, tai mes skiriame AKF inhibitorius, turime skirti lengvesniem formom peroralinį prednizoloną kaip pirmo pasirinkimo vaistą esant nefritui. Na, o jeigu nefritas yra sunkus, tai yra rekomenduojama pulsinė metilprednizolono terapija. Na, vėlgi, reiškia, pastebėta yra, kad
Būtent IgA vaskulito metu vis tik reikalingos gana didelės gliukokortikoidų dozės, jeigu peros, tai 2 mg į kilogramui, na, o pulsinė metilprednizolono terapija iki 30 mg kilogramui kūno masės. Tačiau ne visada užtenka vien tik tai gliukokortikoidų. Tokiais atvejais yra skiriami ir imunosupresinis vaistai, tai yra azatioprinas ir mikofenolato mofetilis arba, sakykime, ciklosporinas. Na, vėlgi, kiekviena klinika turi savo praktiką ir turi savo tam tikras schemas. Na, su praėjus ūmiam uždegimui vis tik tai imunosupresinė terapija ir steroidų terapija gali būti skiriama ilgesnį laiką, ypač sergant sunkiu imunoglobulino A vaskulito nefritu, kai palaikomasis gydymas gana ilgą laiką, keletą, sakykime, metų ir panašiai. Neretai kyla klausimas, kadagi reikėtų hospitalizuoti vaiką, kuriam yra IgA vaskulitas. Iš esmės, pagal rekomendacijas Europos vaikų reumatologų, tai hospitalizacija reikalinga, jeigu yra nesugebėjimas išgerti pakankamos kiekio skysčių, jeigu yra reikšmingas virškinimo sistemos pažeidimas, pilvo skausmas, kraujavimas iš virškinamojo trakto. Na, vėlgi minėjau, kad gali būti psichinės būklės pokyčiai, tai jie taip pat yra svarbus. Na, dėl sunkaus sąnarių pažeidimo kartais taip pat vaikai hospitalizuojami, vėlgi tas sąnarių pažeidimas ir edemos, jos neretai būna skausmingos ir dėl to vaikui tikrai yra ribojamas judėjimas ir panašiai. Na ir be abejo, kad yra tikrai nediskutuotina, kad jeigu yra inkstų pažeidimas, toks vaikas turėtų būti pradedamas gydyti stacionare. Na, o turbūt, kad ne tiek hospitalizacijos principais, jie irgi svarbus yra, bet toliau turbūt, kad labai svarbus vis tik tai tolesnis šitų pacientų sekimas. Na, jeigu mes randame slapto kraujo išmatose pirmo tyrimo metu, tai vis tik tai porą, trejetą mėnesių šitas tyrimas turėtų būti kartojamas ir mes turim pasiekti tokią būklę, kada to slapto kraujo išmatose nėra. Na, o jeigu jau yra inkstų pažeidimas, kuris išryškėja vėliausiai ir, kaip aš minėjau, kad netgi gali atsirasti per 6 mėnesius nuo ligos pradžios, todėl tokie pacientai turi būti reguliariai stebimi šeimos gydytojo, šlapimo tyrimas kartojamas kas mėnesį, praktiškai pirmuosius metus nuo ligos pradžios. Kitas vaikų vaskulitas, kuris taip pat pasaulyje yra laikomas dažnas, tai yra Kawasaki liga. Kawasaki liga iš tiesų Lietuvoje, sakykime, ji tikrai yra diagnozuojama, galbūt tikrai ne taip dažnai kaip kitose šalyse, ji pasitaiko, na ir turbūt jos reikėtų nepamiršti ir jos kliniką galbūt įsidėmėti vėlgi šitos COVID infekcijos, COVID pandemijos akivaizdoje. Todėl, kad labai panašų sindromą, tai yra vaikų multisisteminį uždegiminį sindromą, mes netgi matėme keletą atvejų mūsų klinikoje ir jisai yra aprašytas kaip būtent šitas vaikų multisisteminis uždegiminis sindromas, hiperuždegiminis sindromas arba į Kawasaki panaši liga, jinai yra matoma ir tiems vaikams, kurie serga kovidinė infekcija. Tai yra tikrai reti atvejai, literatūroje prašomi jie pavieniai atvejai ir kas yra įdomu, kad būtent PGR testais paprastai šitiems vaikams reiškia nenustatomas yra virusas, tačiau po 2-3 savaičių jie turi labai aukštus antikūnų prieš COVID virusą titrus. Taip, kad šitą ligą tiesiog reikėtų ir prisiminti dar labiau šiuo metu, kai mes esame tokioj situacijoje.
Na, kaip minėjau, tai yra ant Kawasaki liga, šiaip jau pirminis vaskulitas, tas yra antrasis pagal dažnį vaikų sisteminis vaskulitas pasaulyje. Jo metu pažeidžiamos vidutinio dydžio kraujagyslės, pasitaiko dažniausiai vis tik tai jauniems vaikams, mažiems vaikams, 90% iki 5 metų. Na, iš vienos pusės, iš kitos pusės Kawasaki liga kartais gali būti nepilnas sindromas, ne visi požymiai ir jinai galbūt gali praeiti lengviau, tačiau kaip pasekmė Kawasaki ligos gali būti ir įgytos širdies ligos ir pilnametystėje gali būti svarbi širdies ligų priežastis ir kaip pavyzdį galim prisiminti prieš keletą metų buvusi miokardo infarktą jaunuoliui 19, nepilnai 19 metų, kuriam retrospektyviai peržiūrėjus jo ligos istoriją, vis tik tai buvo galima įtarti, kad jam vis tik buvo Kawasaki liga vaikystėje. Na, šiaip jau Kawasaki liga labiausiai paplitusi yra tarp japonų vaikų. Na, netokia reta yra Jungtinėse Amerikos valstijose, kaip mato, 25-100 tūkstančių vaikų, bet žymiai retesnė yra, sakykime, Britanijoje, ten maždaug apie 5 vaikus iš 100 tūkstančių iki 5 metų. Reiškia, šitie skaičiai yra skirtingi. Ir be abejo, kad iki galo dar ir neaiškios vis tik tai Kawasaki ligos priežastis. Na, žinome tik tai, kad, kaip minėjau, kad dažniausiai tai yra vis tik mažų vaikų liga. Na ir yra tokių nuomonių, kad vis tik tai šią ligą gali sukelti virusų išprovokuotas nenormalus imuninis atsakas. Na, vėlgi šitą panašiai mes galim pasakyti ir, taip sakant, su kovidinė infekcija. Tik tai tiek, kad vis tik pabrėžiama, kad tai yra žmonėms turintiems genetinę predispoziciją. Na ir būtent tas uždegimas, jisai reiškia veikia arterijų sienelės, pažeidžia jų struktūrą. Svarbiausia, kad formuojasi arterijų aneurizmos, o pats blogiausias dalykas, kad kažkodėl tai Kawasaki ligos metu tos aneurizmos mėgsta formuotis koronarinėse arterijose. Na ir vėlgi su tuo susiję atoki ligos eiga. Kawasaki ligos požymiai iš tiesų yra, na, iš vienos pusės gana ryškus ir matomi, iš kitos pusės jie gali iš tikrųjų neretai truputėlį netgi imituoti kažkokias infekcinės ligas, ten, sakykime, net skarlatiną, kai kas sako. Ir mes taip galim santykinai Kawasaki ligą skirstyti į 3 ligos fazes. Tai yra tarsi trifazė liga, kada mes turime aktyvią ligos fazę, kuri tęsiasi 2-3 savaitės, kada mes matome daugumą klinikinių požymių, tų matomų klinikinių požymių, matom poūmę fazę, kuri trunka iki mėnesio maždaug, kurios metu iš tikrųjų dažniausiai ir formuojasi aneurizmos ir kai kurie kiti pokyčiai. Na, o sveikimo fazė taip pat jinai užtrunka gana ilgai ir dar jos metu mes galim turėti tolimesnį aneurizmų formavimąsi, sakykime, tolimesnį tokį požymį kaip trombocitozė. Tačiau faktiškai ligos trukmė tokia, na, sakykime, ne per daug sunkios Kawasaki ligos yra apie mėnesį. Tai būtent tie simptomai, apie kuriuos aš kalbėsiu, jie yra labiausiai būdingi vis tik tai ūmiam ligos laikotarpiui. Na ir kaip daugelio vaskulitų metu, tai vis tik yra pirmas požymis, tai yra nuolatinis ir aukštas karščiavimas. Karščiavimas paprastai užtrunka daugiau nei 5 dienas, mažai reaguoja į antipiretinius vaistus ir išlieka ilgą tą ligos laikotarpį, kol jinai yra aktyvi. Kitas požymis, vėlgi ne pagal eilę atsiradimo, bet kuris galbūt labiau krenta į akis, tai yra akių pažeidimas. Tai yra tokios specifiškai labai ryškiai raudonos akys. Jisai atsiranda per kelias dienas nuo karščiavimo pradžios. Vadinamas yra konjunktivitas, tai yra konjunktyvos kraujagyslių pažeidimas, tačiau tai konjunktivitas yra ne eksudacinis, ne pūlingas.
na, o dėl to gali būti ir fotofobija. Aprašyti atvejai taip pat ir kitų akies dalių pažeidimo, tai ir uveitas, ir keratitas, ir drumstys, ir hemoragijos, jie jau būna rečiau. Na ir vėl į akis krentantis požymis, kuris matomas priejus tiesiog prie to ligonio, tai yra burnos gleivinių pažeidimas. Reiškia, ką mes matom? Mes matom suskeldėjusias, sausas, kraujuojančias lūpas vaiko. Po kelių dienų nuo ligos pradžios, nuo karščiavimo pradžios atsiradusi taip vadinama avietinį liežuvį. Na ir dar vienas dalykas, kuris yra būdingas, tai yra kaklo limfadenopatija. Na ir vėl daugumoje minima tai, kad vis tik tai limfadenopatija neretai būna vienpusė viršutinėje kaklo dalyje. Tai yra toks gana būdingas taip pat Kawasaki ligai požymis. Ūmiam laikotarpiu taip pat yra įvairūs bėrimas, jisai yra neniežtintis, dažniausiai makulinis, išnykstantis be kažkokių tai liekamųjų reiškinių, gana polimorfiškas ir tai vėlgi tas, kad yra bėrimas, yra vietinis liežuvis, karščiavimas, būtent kai kada sąlygoja tokias mintis, ar tai nėra skarlatina, bet tai yra būtent būdinga Kawasaki ligai. Na, taip pat gali būti tarpvietės išbėrimas, kuris nusilupa iki pirmos savaitės pabaigos. Na ir dar ūmiam laikotarpiui būdingi pokyčiai, tai yra raudoni delnai ir padai, tai yra būtent eritema ir plaštakų ir pėdų nugarėlių edema, patinimas. Paprastai šitie pokyčiai praeina per keletą dienų, 3-4 dienas, po ko prasideda būtent rankų ir kojų pirštų deskvamacija. Ta deskvamacija prasideda nuo pirštų galų ir gali trukti ir poonių laikotarpiu, kol nusilupa viršutinis odos sluoksnis būtent kojytėse ir rankytėse. Ką jūs ir matote šituose nuotraukose. Na, be to, ką mes matom ūmioj stadijoje, kaip aš minėjau, tai labai svarbus dalykas, tai kad Kawasaki ligos metu galimas širdies pažeidimas ir jos kraujagyslių. Na, tai jeigu yra širdies pažeidimas, tai gali būti valvulitas, miokarditas, perikarditas. Tačiau labiausiai pavojinga yra vis tik tai, kad vystosi koronarinių arterijų aneurizmos, kurios pradeda vystytis maždaug po 10-14 dienų nuo ligos pradžios. Na ir netgi sveikimo periode jos gali būti ir apie 10% vaikų randami pokyčiai koronaruose. Tai netgi tiems vaikams, kuriems, kaip aš minėjau, gali ir ne visai būti visi Kawasaki ligos požymiai. O jeigu negydomi tokie vaikai, tai vis tik tai koronarinių kraujagyslių aneurizmos laikoma, kad išsivysto apie 20% negydytų vaikų. Ir šiaip jau Kawasaki liga, bent jau šiek tiek ankstesniai galbūt literatūrai, buvo minima, kad Japonijoje netgi apie 1% vaikų miršta nuo susirgusių dėl Kawasaki ligos, ta prasme dėl būtent tų kraujagyslių pažeidimų. Na, be to, kad kraujagyslių yra ir kitur, tai mes galim turėti ir kitų sistemų pažeidimo požymius, netgi sąnarių pažeidimą. Sakykime, vaikai labai yra irzlūs ir tai yra manoma, kad tai gali būti kažkoks aseptinis meningitas, nes vaikai verkia, yra labai blogos nuotaikos, taip kad pažeidimų gali būti ir daugiau. Kawasaki ligos, nežiūrint visų pastangų, kažkokių naujų diagnostinių kriterijų nelabai yra specifinių, taip pat kaip nėra ir specifinių diagnostinių laboratorinių testų. Taip, tai gali būti uždegimo markeriai arba jeigu yra vidaus organų pažeidimas, tam tikri specifiniai dalykai. Turbūt truputėlį labiau specifinis dalykas yra trombocitozė.
Mes jau ligos pradžioje galim matyti didesnį trombocitų skaičių, bet ūmios fazės antroji pusė ir poūmiam ligos periode tie trombocitai gana sparčiai didėja ir turi tokį gana sunkų ligonį, pastoviai tyriant kraują, jie pamačius tokį simptomą kaip būtent didėjančią trombocitozę, irgi verta pagalvoti, ar tai nėra Kawasaki liga. Ir tie skaičiai yra tikrai labai dideli, yra netgi randama trombocitozė virš 2 milijonų mikrolitre, tai yra tikrai labai didelė trombocitozė. Na, o jeigu yra širdies pažeidimas, mes galim turėti miokardito perikardito požymius, vėlgi rekomenduojama kartoti kardioechoskopiją ir žiūrėti, ar nėra vainikinių arterijų aneurizmų. Na, diagnostiniai kriterijai, kaip aš sakau, jie yra jau pakankamai seni. Netgi turbūt, kad Kawasakis, pediatras iš Japonijos, kuris pirmasis aprašė Kawasaki ligą, praktiškai juos visus ir nurodė, tai vis tik tai vienas iš svarbiausių požymių, privalomų požymių, tai yra febrilus nesiliaujantis karščiavimas 5 ar daugiau dienų ir bent jau 4 iš 5 papildomų kriterijų, tai yra būtent tie kriterijai, tie požymiai klinikiniai, kuriuos aš jau minėjau, tai yra akių pažeidimas, limfadenopatija, makulopapulinis bėrimas, gleivinių pažeidimas ir galūnių pakitimai, būtent su pirštų deskvamacija. Iš šito mes turime pasirinkti. Na, o jeigu vėluojame su diagnoze ir jau randame širdies vainikinių arterijų pažeidimą, mes vis tik tai galim diagnozuoti Kawasaki ligą su mažiau nei 4 iš šių požymių, jeigu jie buvo, sakykime, arba žinomi yra anamnezėje. Kawasaki ligos gydymas irgi yra gana toks, sakykime, šiek tiek besiskiriantis nuo kitų vaskulitų gydymų, kadangi pagrindinis vaistas gydant, nustačius ir pradėjus gydyti Kawasaki ligą, yra intraveninis imunoglobulinas. Na, vėlgi tikslas gydymo be abejo tai yra sumažinti uždegimą, mes jį galėtume mažinti galbūt ir kitais būdais, bet būtent užkirsti kelią vainikinių arterijų susidarimui. Taigi intraveninis imunoglobulinas yra standartinis Kawasaki ligos gydymo būdas. Jisai skiriamas didelėmis dozėmis, tai yra 2 gramai kilogramui, tai vėl įsivaizduokim, kad jeigu vaikas yra apie 20 kilogramų, tai pasižiūrėkim, kiek mes turime skirti imunoglobuliną, bet kas yra labai įdomu, kad ir svarbu, kad pagerėjimas paprastai būna netgi per pirmąją parą nuo infuzijos pradžios. Praktiškai tenka netgi matyti, kad kadangi, taip sakant, daug buteliukų imunoglobulino turi sulašėti, tai dar nepasibaigus infuzijai palaipsniui pradeda nykti šitie Kawasaki ligos požymiai, kuriuos mes matome odoje, gleivinėse ar galūnėse. Jei karščiavimas nepraeina po pirmosios dozės, sekančią dieną reikėtų antrosios dozės imunoglobulino, gal netgi ir trečiosios dozės sunkiais atvejais. Ką reikia turėti galvoj, kad imunoglobulinas yra pats naudingiausias per pirmąsias 7 dienas nuo karščiavimo pradžios. Iškia, mes turim būti labai greiti. Ir būtent jeigu kuo anksčiau mes pradėsim gydymą imunoglobulinu, tuo mažesnė yra vainikinių arterijų aneurizmų formavimosi rizika. Kitas medikamentas, kuris taip pat naudojamas ir mes jį kartais netgi pamirštame, kad jis toks yra, tai Kawasaki ligai, tai yra gydymas aspirinu, kuris pradedamas didelėmis dozėmis, netgi iki 100 mg kilogramui per parą, kol yra aukštas febrilus karščiavimas. Pasibaigus karščiavimui, dėl vienokio ar kitokio mūsų priemonių, gydymas tęsiamas mažomis dozėmis, paprastai ne mažiau 2 mėnesių, tai yra 3-5 mg aspirino per parą, būtent, kad būtų išvengta krešulių susidarimo, nes turėkime omeny, kad būtent tuo laiku mes turime tą didžiulę trombocitozę. Kortikosteroidų vartojimas iš tiesų yra iki šiol diskutuojamas, ar jie reikalingi ar ne. Buvo laikas, kada iš viso buvo, taip sakant, raudonai perbrauktas kortikosteroidų vartojimas. Už tai, kad, taip sakant, yra atsitiktinių imčių kontroliuojamų tyrimų metu
vis tik tai tokie duomenys gauti, kad būtent jų pridėjimas prie intraveninio imunoglobulino ir aspirino nepagerino rezultatų. Taip kad vis tik tai turbūt, kad pirmas vaistas nustačius Kawasaki ligą vis tik tai yra būtent imunoglobulinas. Na, jeigu yra atsparios Kawasaki ligos atvejai, tai taikoma kartais ir imunosupresinė terapija, tačiau tai yra patiems sunkiausiams ligoniams ir vis tik to gydymo rezultatai yra gana prieštaringi. Tai priminiau Kawasaki ligą ir priminiau būtent dėl to, kad jinai gali būti, yra, jeigu laiku nustatoma, sėkmingai gydoma. Iš kitos pusės, vėlgi primenant tai, kad mes kol kas gyvenam pandemijos sąlygomis ir labai panaši klinika ir beje panašiai gydoma gali būti Kawasaki liga panašios į uždegiminės hiperuždegimo metu. Taip, kad turėkime omeny, kad jinai gali būti šiek tiek galbūt dažnesnė ta klinika, nei ji buvo anksčiau. Kiti vaskulitai, vaikų vaskulitai yra iš tikrųjų labai reti. Ir tai yra iš esmės tie patys vaskulitai, kurie pasitaiko ir suaugusiems, beje ir suaugusių populiacijoje būtent jie yra reti, pakankamai reti. Na, vaikams yra dar retesni, bet jie gali būti, kadangi jie vėlgi turi simptomų, kurie gali, apie kuriuos mes jeigu nepagalvosim, kad tai gali būti vaskulitas, tai mes tiesiog pavėluosim su diagnoze ir turėsim blogesnės ligos išeitis. Vėlgi apie retą ligą, kaip ir kiekvienais atvejais, retą ligą nustatyti gali tas, kas apie ją pagalvoja, o pagalvoja tas, kas buvo girdėjęs, matęs ar skaitęs kažkur kažkada apie tokią ligą ir pagalvos galbūt ne visiškai standartiškai. Retų vaskulitų, kaip ir pirmųjų dviejų, ypač IgA vaskulito, klinika yra pradiniai klinikiniai simptomai, iš esmės rodo vaskulitinį sindromą, bet iš tiesų pasakyti, koks tai vaskulitas yra gana sunku. Na, o šiaip tie simptomai, kurie leistų mum įtarti tą vaskulitinį sindromą, tai vėlgi yra tokie požymiai kaip neaiškios kilmės karščiavimas, vaskulitui būdingas odos bėrimas, centrinės ir periferinės nervų sistemos pažeidimas, vidaus organų pažeidimas, judamo aparato kažkokie pažeidimai. Na ir vėlgi nepaaiškinami kita liga arba kita priežastimi, pakitimai kraujyje, inkstų funkcijos rodikliuose, kepenų fermentų rodikliuose ir panašiai. Na, jeigu mes turime tokią kliniką ir turim nepaaiškinamus pakitimus, vis tik tai vertėtų pagalvoti apie vaskulitą. Nu, specifiniai testai ar papildomi tyrimai, aišku, jau yra atliekami toliau, kada mes galvojam apie vieną arba kitą vaskulitą. Na, gal kažkiek dažnesnis, nors irgi labai retas, vis tik tai yra mazginis poliarteritas. Tai viena iš tų ligų, PAN galima sutrumpintai vadinti. Tai iš tikrųjų yra labai reta multisisteminė liga, kuri gali būtent, arba klasikinis kartais vadinamas mazginis poliarteritas, tai yra liga, kuri gali pažeisti bet kurią organizmo vietą, bet kurią sistemą. Ir iš tiesų tai yra smulkių ir vidutinių arterijų pažeidimas ir klinika gali būti labai įvairi kiekvienam ligoniui atskirai. Tai būtent mazginį poliarteritą klasikinį mes galim įtarti, kada turim greta karščiavimo, odos pažeidimą, galim turėti įvairius mazgus, palpuojamoje purpurą, nervų sistemos pažeidimą, kardiovaskulinės sistemos pažeidimą ar inkstų pažeidimą, kas yra irgi gana dažnas dalykas mazginio poliarterito metu. Na, kaip ir kitų vaskulitų atvejais, taip pat yra ir poodinės edemos, plaštakų, pėdų, veido srities. Na ir turbūt tokiuose klasikiniuose vadovėliuose mes matom nuotraukas, kada yra pirštų gangrena arba bent jau pirštų išemija. Tai iš tiesų turbūt, kad tik pagalvojus apie tai, kad tai gali būti mazginis poliarteritas,
mes nustatysime diagnozę. Na, odos pažeidimai yra vėlgi būdingi vaskulitui, tai yra turbūt, kad vienas iš tokių svarbiausių, tai yra tas odos marmuruotumas arba livedo retikuliaris, tačiau gali būti odos išopėjimai, gali būti neaiškios papulės, skausmingi mazgai, na ir kaip aš minėjau, pirštų išemija ir gangrena. O specifinių laboratorinių tyrimų mes neturime. Reiškia, mes turėtume vėlgi pasikviesti į pagalbą tuos PRES kriterijus, klasifikacinius kriterijus. Ir kas yra svarbu, kad vis tik tai labai svarbus, aš minėjau, kažką tai daryti papildomai. Mes neturim laboratorinių rodiklių jokių pokyčių. Reiškia, jeigu mes matome kažkokius pakitimus, ypatingai odoje, ir na, galbūt ir inkstuose ir panašiai, vis tik tai yra labai reikalinga biopsija. Ir jeigu mes biopsijoje randame arterijų nekrotizuojantį vaskulitą, arba atliekame angiografinius tyrimus ir angiografinių tyrimų metu randame aneurizmas ar okliuzijas smulkių ir vidutinių kraujagyslių. Tai yra privalomas kriterijus ir mums reikia bent 2 klinikinių, kurie yra išvardinti šičia, jūs juos matote, juos galima pagaliau visada pasižiūrėti. Ir tie esant mazginiam poliarteritui, iš tikrųjų mes turim gana daug tų simptomų. Na, vienas iš tokių dalykų tai yra, sakykime, vienas iš dažnesnių požymių, tai yra arterinė hipertenzija dėl periferinio pasipriešinimo, kuri atsiranda, reiškia, yra padidėjęs būtent diastolinis kraujospūdis, taip pat gana būdingos yra neuropatijos. Na, kaip aš minėjau, pakitimai inkstuose, jeigu yra sutrikusi inkstų funkcija. Na ir būtent tai yra labai svarbus dalykai. Ir netgi, kas yra svarbu, kas yra pabrėžiama būtent šito konsensuso kriterijuose, kad magnetinio rezonanso angiografija, netgi jeigu yra neinformatyvi, mes negaunam pakankamai duomenų, ta prasme informacijos, vis tik tai įprasta angiografija yra labai svarbi, angiografija su kontrastu, nes ji leidžia labiau išdiferencijuoti smulkiasias ir vidutinio dydžio arterijas. Taip kad diagnostika, kaip aš sakiau, remiasi diagnostiniais kriterijais, o kiti rodikliai mums yra, na jau, kaip aš juos išminėjau, jie yra svarbus, tai yra odos biopsija, angiografija, kraujo tyrimai nėra informatyvūs. Na, mes ir žinom kitą dalyką vaikams, kad mes kartais galim turėti nepilną mazginį poliarteritą, arba kitaip jisai vadinamas odos mazginiu poliarteritu, odos PAN. Reiškia, šituo atveju mes turime ką? Turime tai, kad pažeidimai apsiriboja tik oda ir raumenų bei kaulų sistema. Čia yra, reiškia, vėlgi panašus simptomai, bet jam būdingi yra skausmingi poodiniai mazgeliai atsirandantis, gali būti purpura, gali būti livedo retikuliaris, na ir taip pat nedestrukcinis artritas. Tai yra požymių mažiau, bet šiaip jau biopsijoje mes vėlgi turėtumėme atrasti biopsijoje, būtent odos biopsijoje būdingus mazginiam poliarteritui požymius. Šiuo atveju angiograma galbūt ir nebūtina yra diagnozuojant. Na ir kas yra įdomu, kad būtent odos mazginis poliarteritas yra dažnai siejamas su anksčiau buvusia streptokokinė infekcija. Reiškia, tokiems ligoniams gali būti padidėjęs ASO titras. Na, gydymas mazginio poliarterito, kaip ir kitų vaskulitų jūs pamatysit, yra iš esmės labai panašus. Tai yra didelės kortikosteroidų dozės arba metilprednizolono puls terapija. Na ir turbūt, kad labai dažnai pirmo pasirinkimo vaistas šitų retų vaskulitų atvejais yra ciklofosfamidas. Vėliau galima vartoti ir kitus imunosupresinius vaistus. Odos mazginis poliarteritas, jam užtenka vaistų nuo uždegimo ir gliukokortikoidų arba kortikosteroidų. Na, bet jeigu liga užtrunka ir odos
mazginiam poliarteritui galėtų būti skiriamas metotreksatas ar kitas imunosupresinis gydymas. Kita vaskulitų grupė, jeigu atkreipia dėmesį į klasifikaciją, tai yra ANCA asocijuoti vaskulitai. Tai yra būtent antineutrofilinis vaskulitai susiję su antineutrofiliniais citoplazminiais antikūnais ir jos yra kelios, šiaip jau žinomos medicinoje. Tai yra mažų ir vidutinių kraujagyslių uždegimas su daugelio organų pažeidimu. Na ir turbūt, kad labiausiai mums žinomas pediatrijoje vis tik tai, jeigu mes kažkiek žinome, tai yra taip vadinamas granulominis vaskulitas su poliangiitu, taip jis dabar vadinamas, anksčiau buvo vadintas Wegenerio granulomatozė. Mikroskopinis poliangiitas ir Hirschsprung sindromas vaikams praktiškai nepasitaiko. Na, tai yra tikrai sunki liga, galinti sukelti labai sunkias komplikacijas ir jos yra susijusios su tuo pažeidimu, kad pažeidimas, ankstyviausias pažeidimas paprastai būna kvėpavimo takų ir inkstų. Reiškia, jeigu mes ligos laiku nenustatom, mes galim turėti pakankamai sunkias komplikacijas, na, o pagrindiniai simptomai yra šie. Tai yra, na, vėlgi, kaip ir daugumos vaskulitų metu, tai yra karščiavimas su bendru negalavimu. Na ir, kaip aš minėjau, būtent šita liga pažeidžia viršutinius ir apatinius kvėpavimo takus ir inkstus, svarbiausia pažeidžia. Na, o ligos pirmieji ankstyvieji požymiai tai yra viršutinių kvėpavimo takų pažeidimas. Ir čia vat yra galimas, taip sakant, ta galima vieta, kur mes galim praleisti, neįvertinti pakankamai gerai, kad tai yra vaskulitas, todėl kad pačioj ligos pradžioj, greta karščiavimo, mes galim turėti, pacientui gali būti burnos ar nosies gleivinės opos, gali būti sinusito, mastoidito, otito klinika. Na, vėlesnėse jau stadijose tai yra nosies pertvaros perforacija ir deformacija, ar besiformuojanti balno nosis, taip vadinama. Ir gali būti subglotinė stenozė. Tai aš sakau, čia jau vėlesnėse stadijose, jeigu mes tokį pacientą, kaip teko porą ligonių matyti, kurie buvo gydyti ilgą laiką namuose, o vėliau atvyko į stacionarą, jau su sunkiais pažeidimo požymiais, ir jie per tą laiką buvo gydyti kaip viršutinių kvėpavimo takų infekcijos įvairiais antibiotikais. Na ir, reiškia, ligai toliau progresuojant, vystosi plaučių pažeidimas ir mes galim rentgenografiškai matyti pakitimus, infiltratus, taip pat gali būti kraujavimas iš plaučių, kvėpavimo nepakankamumas. Čia jau yra vėluojant nustatyti ligą, tokie dalykai gali būti. Taip pat, kaip ir aš nepaminėjau, subglotinė stenozė, tai vėlgi prisimenu vieną pacientą, kurį teko gydyti, kuris pas mus jau atvyko su tracheostoma dėl išsivysčiusios subglotinės stenozės. Jis negalėjo prakvėpuoti, tiesa, na, pradėjus gydymą vis tik tai mes ir tracheostomos atsisakėm, ir taip sakant, jo būklė pagerėjo. Tai buvo paauglys berniukas. O kitą pacientą labai gerai prisimenu su Wegenerio granulomatoze, kuris atvyko su kvėpavimu, neaiškios kilmės kvėpavimo nepakankamumu dėl plaučių pažeidimo, ir paprasčiausiai padarius šlapimo tyrimą buvo rasta didelė proteinūrija ir hematūrija tam tikra, o biopsijoje buvo rastas glomerulonefritas, kas yra labai būdinga pacientams su Wegenerio granulomatoze arba granulominiu vaskulitu su poliangiitu, kaip dabar jisai yra vadinamas. Kas mums gali padėti diagnozuoti? Gali padėti diagnozuoti be abejo biopsijos ir, sakykime, vienam ar kitam pacientui, kuriuos aš paminėjau čia iš ankstesnių laikų, tos biopsijos buvo atliktos ir ten buvo rastos būtent, reiškia, šiai ligai būdingos granulomos. Tačiau kartais ir to nereikia, ir turbūt, kad tai yra sunkesniais atvejais. Ši liga turi tam tikrą imunologinį rodiklį, tai yra beveik visiems vaikams randama P
R3 antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai. Na ir taip pat dar dažniau yra randami ir taip vadinami centriniai arba C-ANKA, C antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai. Reiškia, jeigu mes turim tokią kliniką, turim antikūnus, mes jau labai rimtai galim įtarti, kad tai yra Wegenerio granulomatozė. Bet, kaip minėjau, vis tik tai diagnozei patvirtinti, vis tik tai yra reikalaujama turėti biopsiją. Ir, reiškia, esant biopsiniams sakykimams, mums reikalinga 3 iš 6 kriterijų, tai yra būtent, ta prasme, 3 iš 6 kriterijų, tarp kurių yra, sakykime, pakitimai šlapime, granulominis uždegimas biopsijoje, sinusitas, trachėjos arba subglotinė stenozė, pakitimai plaučių rentgenogramai ir teigiami ANKA. Reiškia, mes turim pakankamai platų pasirinkimą požymių, tai yra 6, mums reikia 3, kad mes galėtumėm diagnozuoti šitą vaskulitą. Na ir gydymas be abejo priklauso nuo ligos sunkumo ir panašiai. Tačiau kažkokių tai schemų gydymo, būtent ANKA asocijuotų vaskulito aplamai nėra ir netgi pas suaugusius nėra tokių gairių labai aiškių. Na, o mes pediatrijoje turėtumėm pritaikyti gydymą iš suaugusiųjų praktikos arba iš nedidelio atvejo aprašymo. Ir vėlgi tai yra tai, ką mes darom, tai yra kortikosteroidai ir imunosupresinė terapija. Na, kadangi tai yra pakankamai sunkus ligoniai, ir vėlgi, kaip sakau, tai yra tam tikra prasme pritaikytas gydymas būtų iš suaugusių, tai ten yra bandyti ir naujieji vaistai, tai yra biologiniai preparatai, ir tumor nekrozės faktoriaus inhibitoriai, ir rituximabas, ir intraveninis imunoglobulinas. Jie vertinami kaip galimos gydymo alternatyvos, tačiau kažkokių tai studijų būtent su šitais vaistais yra neatlikta ir tam tikrų specialių gydymo schemų mes neturim. Na ir paskutinis vaskulitas, kuris yra iš tikrųjų dar retesnis už tuos, kuriuos aš paminėjau, bet vis tik tai pasitaikęs, sakykime, kad ir mūsų praktikoje, tai yra Takajasu arteritas. Tai yra vėlgi granulominis vaskulitas, kuris pažeidžia aortą ir pagrindinės jo šakas, tai yra stambių kraujagyslių vaskulitas, prasideda paauglystėje paprastai. Na ir taip vaikams yra pažeidžiamos aorta įvairiuose jos vietose, inkstų, poraptikaulinės ir miego arterijos. Ir vėlgi, kur yra ryškiausias pažeidimas, kur daugiausiai yra granulomų, ten mes ir turim tą atitinkamą kliniką, nors diagnostika iš tikrųjų yra labai sudėtinga. Na ir skundai, kurie yra dažniausi, tai vis tik susiję su tam tikrais kraujotakos sutrikimais, tai galvos svaigimas ir skausmas, pilvo skausmas, protarpinis šlubavimas, na ir kiti vaskulitams būdingi požymiai. Ir vėl galima prisiminti pacientę, kuri iš tikrųjų turėjo bendruosius simptomus. Tai jinai pakarščiuodavo, neteko svorio, skaudėjo galvą svaigo, bet mes iš tikrųjų, tikrai nebuvo jokių minčių, kad tai gali būti Takajasu arteritas, nes tai buvo tik ligos palyginus pati pradžia. Na ir reiškia, diagnozė buvo įtarta tada, kada vis tik tai mes radom, kad tai pacientiai buvo hipertenzija. Vienoje rankoje hipertenzija, o kitoje rankoje buvo kraujospūdis žymiai mažesnis. Ir taip pat mes dar turėjom tokį dalyką, kad vienoje rankoje pulsas lengvai buvo suskaičiuojamas ir jaučiamas pulsas, reiškia, o kitoje rankoje praktiškai pulso nebuvo. Tai būtent šitai mergaitei paskui buvo atlikti ir kiti požymiai, na ir kiti pakitimai.
Kaip aš minėjau, jinai turėjo tokių bendrų simptomų. Na, jau sunkesniais atvejais tai galimi ir išeminiai insultai, ir smegenų aneurizmos, gali būti ir pilvo skausmas, ir, kaip minėjau, kojų skausmas, jeigu pažeista yra vidurinė ar apatinė aortos dalis, tai yra tas protarpinis šlubavimas. Taigi diagnozę tokiam pacientui mes, aišku, geriausiai, paprasčiausiai ir lengviausiai galime nustatyti atlikdami, reiškia, angiografiją. Aišku, dabar visus labai vilioja kompiuterinė tomografinė arba magnetinio rezonanso angiografija. Jos yra mažiau invazinės ir jos iš tikrųjų yra pakankamai informatyvios, jas galima atlikti, bet jeigu nėra tokių galimybių, tai yra vis tik tai kaip auksinis vaizdinis tyrimas iki šiol yra vis tik tai kontrastinė angiografija, kurios metu mes galime pamatyti aortos ir jos šakų spindžio pokyčius, susiaurėjimą ir sakykime, išplatėjimą virš jo, ir tai yra ir nustatyti tą vietą, kurioje yra pažeidimas, taip kad pagrindinis diagnostinis įrankis diagnozuojant Takajasu arteritą yra būtent angiografinis tyrimas. Ir pagal tuos naujuosius klasifikacinius kriterijus vaikams, jie vis tik tai, šita liga yra nustatoma vaikams, tai vis tik tai pagrindinis dalykas tai yra angiografiniai pakitimai, privalomas kriterijus, kad jie būtų diagnozuojant šitą ligą. Na ir papildomi kriterijai, bent vienas iš jų, tai yra susilpnėjęs asimetriškai periferinių kraujagyslių pulsas, klaudikacija, kraujospūdžio skirtumai, ūžesiai virš pagrindinių aortos šakų ir hipertenzija, lyginant su normatyviniais rodikliais pagal vaikų amžių. Taigi, aptarėme, dar jeigu kalbėt apie gydymą, tai vėlgi gydymas panašus kaip ir kitų vaskulitų metu, tai yra kortikosteroidai ir jie gali sukelti remisiją iki 60% pacientų, tačiau liga linkusi recidyvuoti mažinant kortikosteroidų dozę. Na ir sunkesniais atvejais yra skiriami imunosupresantai, iš kurių pasirinkimas galėtų būti vis tik tai ciklofosfamidas. Taigi, ačiū Jums už dėmesį. Tikrai šiandien, kalbėdama apie vaskulitus, aš tikrai neaptariau dar labai didelės dalies tų retų vaikų vaskulitų, tačiau norėjau labiau atkreipti dėmesį į tai, kas yra būdinga labiau vaikų amžiuje. Vienas dalykas, kitas dalykas, atkreipti dėmesį į tuos simptomus, pirmuosius simptomus, kurie gali mus nuvesti šiek tiek klaidingais keliais ir tiesiog pavėlinti ligos diagnostiką. O šiaip tai linkiu, kad vis tik tai iš po sniego, iš po tų didžiųjų pusnių, kaip galima greičiau išlįstų žibutės, o kartu su jomis ir iš viso mūsų gyvenimo palengvėjimas ir galbūt ateityje kontaktiniai susitikimai su kolegomis. Dar kartą ačiū už dėmesį.